Labas rytas, suraitytas. Šeštadienis, 5:50. Aš vėl misijoje. Kartais atrodo, kad aš nuo savo misijų taip pavargstu, kad tiesiog gal ramiai pasėdėti, pažvejot, pagulėt, pamiegot ar dar kažką, bet žodžiu vėl šiandien misiją turiu, kad reikia motociklui pravaryti technikinį. Pasėmiau šiandien vieną dieną tą baltą lapą, kuris leidžia važiuoti iki technikinės. Važiuoju greitai uždedu akumuliatorių, sėdu, tikiuosi, kad pravažiuoju, grįžtu atgal, pastatau motociklą į garažą ir lekiu atgal į kaimą. tą padaryti reikia skubiai, visą laiką skubiai. Galėjau, aišku, pasidaryti jau senai, bet buvau įsitikinęs, kad technikinė šeštadieniais mano krašte nedirba, pasirodo, kad dirba iki pietų, tam, kad galėtume birželio 7 dieną važiuoti į motoralį. Tai jau, važiuojam, parodysiu, ką turiu. Nu ką, laukiam. Žirgas irgi laukia. Žiūrim, ką turim. Nagi. Žirgas jau namie. Ir kaip toj dainuoja. Pasveikinkit vieni kitus, juk tai daryti šitaip lengva. Valiau. Vienas darbas padarytas, misija įvykdyta. Iki. Tai va, kaimietis vėl kaime, turim grūdą, šiandien bandysim dirbti darbus. Ten, eglutės. Jas parūpino mums valstybiniam miškų urėdija, nuvažiavau, nupirkau sodinukų, sodinsim. O taip.
tarp visų savo misijų sugebėjau įterpti dar vieną dalyką. Ir senai apie tai galvojau, senai apie tai svajojau. Aš šiandien atradau tą papildomą valandą. O taip va, turim maisto, turim kito maisto, turim valandą ir judėsim toliau. Labas, sekmadienis, jau beveik jo pabaiga. Trumpas reziumė, apžvalga. Skubėjau šį savaitgalį atvažiuoti, pasibaigti pagrindinių darbų. Technika jau nori keliauti kitur ir tai čia labai užtempiam. Tai, man pirmiausia, tai man svarbu ateiti ir kuo greičiau pasižiūrėti, kaip atrodo prūdas. Prūdas atrodo va taip. Po truputėlį pildosi. Kol kas atrodo kaip krateris, bet jis pildosi. Lietus lyjo 1,5 paros. Ir prašau, turim jau šiokį tokį prūdą. Pasak mano žmonos pusbrolio, tai čia yra 1/3 tik tai vandens. Tai va taip va. Ką mes dar nuveikėm? Šiandien sujungiau savo naminį valymo įrenginį. Kodėl sakau naminį? Todėl, kad dariau pagal technologiją, kurią išskaičiau. Šiaip iš principo netgi tas pats variantas yra depo. Norėjau nežaisti ir tiesiog jį nusipirkti. Tai gaunasi ne talpa, o pusiau valymo įrenginys. Ką man pavyko išskaityti, tai kad talpoje yra keletas sekcijų, tai gaunasi, kad kietos dalelės lieka vienoj daly, vanduo persipila į kitą dalį ir tada iš talpų keliauja per šulinio stovą į šakotuvą, išsišakoja į 3 drenažinius vamzdžius ir taip gaunasi valymo įrenginys. Tai faktiškai tą patį padariau ir aš. Tai kaip prie jų prieisim, papasakosiu, kaip aš dariau. Dabar noriu truputėlį atsukti ir parodyti, kaip atrodo mūsų kiemas. Ne iš blogosios pusės, iš gerosios. Tai kol kas jis atrodo taip va. Darbinis kiemas. Aš galvojau, kad mes su akmenim jau pabaigėm klausimą. O pasirodo, kad va, panašu, kad greitai galėsiu statyti piramidę, kiek mes jų pririnkom. Ir ką padarė šiandien didelė technika. Pažiūrėkit. Man tai širdis džiaugiasi, matant net ir tokį vaizdą. Normalus žmogus sakytų, fui, buza, čia nieks neaišku, kas čia, kaip čia. Va,
truputėlį pašlaitavom senąjį prūdą. Šitas prūdas netinkamas nei maudytis, nei gert, nei nieko, žodžiu, iš jo. Nes iš tos pelkės prasiskverbia labai tamsus rudas vanduo, o vasarą galiausiai šitas vanduo ir pabėga ten į pelkę. Tai va, pažiūrėkit, kokią mes turim aikštelę. Atsikasė pamatas, atsikasė čia, čia prasilygino. Ir va, prašau, man labai patinka. Dar kai čia bus žalia, tai iš viso bus super. Nu ir čia išsilygino šitą aikštelę, apie kurią aš jau senai čia balbatuoju. Išsilygino čia šitą vietą. Tai apie mano valymo įrenginį. Tai gaunasi, kad pirma bačka iš čia va tekės, viskas į pirmą bačką. Pirma bačka yra kietųjų dalelių. Į tą bačką įleisiu burbuliatorių. Tenai įsipils bakterijos. Iš šitos bačkos, kai pakils vanduo iki tam tikro lygio, yra perpilimas į kitą bačką. Pirminiam vamzdį pradžioje yra toks kaip sifonas, nežinau kaip pasakyti, tinklelis, žodžiu. Tai kietosios dalelės neprateka į antrą talpą. Antroji talpa yra čia, jinai kaip prisipildo iki viršaus, dėjau ilgą drenažinį vamzdį iki žemiausio taško. Tai gaunasi, kad visas vanduo nusidrenažuoja per gruntą ir žiūrėsim, kaip veiks. Jeigu neveiks, tada galvosim kitą variantą. Nu, tenai irgi lygų gražu, čia irgi lygų gražu. Žodžiu, va taip va. Toks tas sekmadienis. Atvažiavau vakar vėlai vakare, kadangi turėjau tik tai vieną laisvą dieną savo projektui. Džiaugiuosi. Trepsiu visą dieną pirmyn atgal, bet džiaugiuosi. Iki kitų kartų.